Sveiki ir šiandien jūsų dėmesiui alyvmedis vardu Olivija. Bus persodinimo procedūra. Tai šiuo metu Olivija prilaiko už juosmens, už kamieną dedė Vova, tikiuosi nepaves. Ir šis bonsai pati d'elefante, tai dramblio tada, alyvmedis keliaus į šį korten plieno vazoną. 85 skersmuo, 74 aukštis ir apie 350 litrų. Tai čia paklojau tinklelį ir iš šono putplastis, kad apsaugot nuo temperatūrinių pokyčių, kaitros ar nuo to pačio šalčio. Ir šiandien aš jums pademonstruosiu, kokiom proporcijom aš maišau žemės. Tai toliau klausykit mano balsą už kadrą. Taigi, prieš beriant žemę mišinį, ant drenažo skylių užberkit stambesnių akmenų, seno vazono šukių, arba kaip darau aš, patieskit metalinį tinklelį ir tik tada berkit 2-3 cm keramzito sluoksnį. Atminkit pagrindinę taisyklę. Alyvmedžiam būtinas geras deguonies ir vandens pralaidumas. Mišinys turi būti lengvas visom prasmėm. Kad oras pasiektų šaknis, vanduo greit nubėgtų, bet nepabėgtų. O pats vazonas nebūtų per sunkus, kai reikės perkelti iš vienos vietos į kitą. Aš vadovaujuos tokia, kaip sakau, čiki-piki 4-3-3 formulė. Tai reiškia 40% derlingo juodžemio arba žemės komposto, 30% perlito ir 30% neutralizuotų durpių arba universalaus substrato, kur pH tarp 6 ir 8, tai yra neutralus. Viršų užbaigiu žemę, likusią nuo paties alyvmedžio persodinimo arba sumaišau juodžemį su durpėm. Man taip atrodo, nežinau, natūraliau ir gražiau. Ir dar nepamirškit palikti bent 3-4 cm tarpo nuo žemės ir vazono krašto, kad tiesiog bus patogiau laistyti ir vanduo geriau susigers. Tai tiek blindos patarimų ir čiau čiau.